Ar investavimas tai tik bandymas uždirbti iš rinkos svyravimų? Ne. Investavimas tai gebėjimas matyti laiką, pinigus ir riziką kaip vieną sistemą. Tai ne žaidimas. Tai būdas valdyti savo ateitį. Šis kursas sukurtas tam, kad parodytų visą investavimo logiką, nuo pirmojo supratimo iki gebėjimo tvarkyti šeimos kapitalą. Per 7 trumpus modulius, mažiau nei per valandą, gali įgyti visą pamatinį suvokimą, kuris išliks visam gyvenimui. 1. Pagrindai, kas iš tiesų yra investavimas. Čia atsiskiria mitai nuo realybės. Suprasi, kuo investavimas skiriasi nuo taupimo ar spekulacijos. Pamatysi, kaip veikia sudėtinių palūkanų efektas, kodėl laikas yra svarbiausias kapitalo sąjungininkas ir kodėl pradėti mažai reiškia pradėti protingai. Investavimas nėra būdas pralopti. Tai būdas sustiprinti ryšį su ateitimi. 2. Investicinė visata, kur tavo pinigai keliauja. Antrame modulyje išsiskleidžia investicijų pasaulis. Akcijos, obligacijos, nekilnojamasis turtas, žaliavos ir grynieji. Sužinosi, kuo skiriasi jų rizika, grąža ir likvidumas, kodėl diversifikacija ne mada, o apsauga nuo nežinomybės. Ir ką reiškia investuoti į pasaulio ekonomiką, o ne tik į vieną šalį. 3. Fondai ir ETF, kaip investuoti be streso ir perteklinių sprendimų. Čia prasideda praktika. Kas yra fondas? Kas yra ETF? Kaip suprasti, ką reiškia MSCI, S&P 500 ar FTSE? Kaip perskaityti faktų lapą, ką reiškia TR, ISIN, replikavimas ar kaupimo tipas? Sužinosi, kaip pasirinkti fondą, kuris atitinka tavo tikslą, laiką ir rizikos lygį. Tai modulis, po kurio investavimas tampa paprastas, be mistikos, be spėlionių. 4. Strategija ir psichologija, investuotojo disciplina. Net geriausias portfelis nieko vertas, jei jį valdo baimė ar godumas. Šis modulis kalba apie elgseną, kaip reaguoti, kai rinka krenta. Kodėl buy and hold ir dollar cost averaging veikia. Kaip išmokti laukti, o ne bėgti. Čia gimsta įprotis, ne emocija, o sistema. 5. Portfelio konstrukcija, kaip sukurti savo struktūrą. Šiame etape pinigai įgauna formą. Mokaisi kurti balansą tarp rizikos ir saugumo, 100% akcijų, 80, 20, 60, 40, ką tai reiškia praktiškai. Suprasi, kaip rebalansuoti portfelį, kad jis išliktų tvarus be kasdieninio streso. Tikslas – nereaguoti, o stebėti. Nespėlioti, o planuoti. 6. Mokesčiai, dovanos ir paveldėjimas, teisinis pamatas. Investavimas baigėsi ne tada, kai parduodi. Jis tęsiasi per tai, kaip tvarkai savo turtą šeimos mastu. Čia kalbame apie GPM Lietuvoje, mokesčių atidėjimus, dovanas, paveldėjimą. Kaip sukurti struktūrą, kuri apsaugotų tavo kapitalą ir leistų perduoti jį toliau. Investicijos tampa šeimos istorijos dalimi. 7. Ateities investavimas, kur juda pasaulis. Paskutinis modulis atveria platesnį horizontą. Dirbtinis intelektas, žalioji energetika, robotizacija, demografiniai pokyčiai – tai ne tik tendencijos. Tai signalai, kaip keičiasi kapitalo srautai ir civilizacijos kryptis. Suprasi, kaip išlikti smalsiam, bet nepasiduoti euforijai. Kaip matyti investavimą kaip būdą prisidėti prie pažangos, o ne tik uždirbti. Šie 7 moduliai – tai kelias nuo savokų prie supratimo. Nuo finansinio raštingumo prie gyvenimo logikos. Investavimas – tai gebėjimas jungti protą, laiką ir vertybės. Jei nori, kad tavo pinigai dirbtų ne prieš tave, o su tavimi, pradėk nuo supratimo. Per 7 žingsnius. Trumpai. Aiškiai. Logiškai. Tai tavo kelionė į investavimo pasaulį.